Pirmasis pavasario mėnuo atnešė daug džiugių įvykių Akmenės krašte. Keletą jų ir parodysime Akmenės krašto naujienos laidoje. Pirmasis svarbus įvykis, kuris nulems viso Akmenės rajono ateitį, tai kad Ramučių gimnazijoje atidarytos naujos modernios steam erdvės. Akimirkas iš atidarymo šventės ir parodysime laidoje. Kita pavasariška tema – metų akmenietės rinkimai ir pažintis su nominantėmis. Vasario viduryje skelbėme apie naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje 1000-mečio mokyklų antros programos ribose ES lėšomis įrengtas modernias 5 steam erdves. Štai kovo 4 dieną vyko oficialus erdvių atidarymas. Į šios infrastruktūros sukūrimą investuota daugiau kaip 1 milijonas eurų, iš kurių apie 650 tūkstančių eurų skirta moderniai įrangai, baldams ir mokymo priemonėms. Steam klasėmis galės naudotis visų Akmenės rajono mokyklų mokiniai. Visos mokyklos buvo įtrauktos į 1000-mečio mokyklą. Buvo daug diskusijų, strategijos, o kaip panaudoti tas lėšas, maždaug kiek bus gaudama pinigų. Aišku, vėl noras vienos gal mokyklos nenuskriaus kitos. Mano tas šūkis, kad kiekvienos savivaldybės ugdymo kokybė irgi yra savotiška vizitinė kortelė. Ir jeigu kai mes kalbam apie grįžtančias šeimas, apie iš emigracijos grįžtančias šeimas, tėvam, ko gero, vienas svarbiausių klausimų, o kaip jų vaikas jausis būtent toj savivaldybėje. Ar jis turi tinkamą neformalų ugdymą, ar turi kokybišką formalų ugdymą, kaip jis jaučiasi mokyklai, ar jis didžiuojasi savo mokyklą. Tai aš manau, čia šiandien padarytas didžiulis žingsnis viso Akmenės rajono švietimės kokybės ženklo gerinimui. Visas rajonas tinklaveikos būdu galės būtent čia ir dalyvauti bus eksperimentuose, praktiniuose mokymuose, susijęti savo teorinę žinią su praktika. Mokytojai taip pat galės labiau, pilniau, išsamiau bendrauti tarpusavyje, keičiantis patirtimi, bet taip pat mokiniams suteikdami galimybę būtent gauti gilesnės žinias ir plačiau panaudoti savo teoriją. Projekte dalyvavo 5 mokyklos. Kad įvykdyti šį projektą teko susidurti su ne vienu iššūkiu. Šitas projektas buvo labai išskirtinis mūsų savivaldybei, kadangi jo administravimo grupė tikrai buvo didžiulė, ją sudarė net 15 narių. Pats projektas apskritai susidūrė su keletą iššūkių, tokių didesnių. Galima būtų juos išskirti į 3. Tai aišku, reglamentavimas, viešieji pirkimai ir pati projekto veiklų gausa. Kalbant apie reglamentavimą, tai iš tikrųjų nei vienas projektas iki šiol dar neturėjo tiek daug taisyklių, reglamentavimo, įgyvendinimo, ataskaitų pildymo. Visas šitas administracinis darbas iš tikrųjų pareikalavo labai daug žmogiškųjų resursų, labai daug darbo laiko, kantrybės. Nei vienas iki šiol mūsų vykdytas projektas neturėjo tiek daug veiklų. Mes įgyvendinom net 31 projekto veiklą. Projekte dalyvavo 5 mokyklos, tai galima mintise paskaičiuoti, kokia iš tikrųjų tai buvo pločio projektas. Iš tų 31 projekto veiklos 18 veiklų buvo skirtos minkštosioms investicijoms. Tai įvairūs mokymai, kompetencijų kėlimai mokytojams, mokyklų bendruomenėms. Ir 13 veiklų buvo infrastruktūrinių. Kiekviena mokykla iš šio projekto įsirengė sensorinius kabinetus, atliko remontą, taip pat pasiremontavo erdves, įsirengė klases, ką buvo nusimatę pažangos plane. Į šitą STEAM centrą yra investuota daugiau nei 1 milijonas eurų. Buvo parengtas STEAM kabineto dizaino projektas. Pagal tą projektą 25 metais buvo atlikti rangos darbai, atliktas remontas. 25 metais įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, įsigijant įrangą, baldus, priemonės. Į šią veiklą STEAM centrui yra investuota daugiau nei 650 tūkstančių eurų. Tai tikrai įspūdinga, ženkli suma. Mokyklų pasirengimas viešųjų pirkimų procedūroms ir jų vykdymas tikrai kėlė daug iššūkių, nes, kaip ir minėjau, tai yra susijęs su reglamentavimu, tikrai daug taisyklių.
Bet su šituo iššūkiu tikrai susitvarkėme pakankamai neblogai. Aišku, dar projektas nėra iki galo įvertintas, bet tikimės, kad mes busime atlikę viską teisingai. Tai šitas projektas leido mums išaugti patiems, paauginti kiekvienam specialistui ir savo kompetencijas, patirtį, kuri tikrai bus reikalinga tolimesnėme darbe. Įrengti STEAM erdves būtent Ramučių gimnazijoje nuspręsta todėl, kad čia didžiausias mokinių skaičius, taip pat geros sąlygos atvykti viešuoju transportu. Iki šiol į STEAM centrus Akmenės rajono mokiniai važinėjo į Šiaulius. Įrengus STEAM erdves Ramučių gimnazijoje, to daryti nebereikės. Išgryninta gimnazija, tai vėlgi akcentuojam, kad vis dėlto didžiausias kiekis moksleivių mokosi, galų gale sudarytos labai geros sąlygos atvykti viešų transportu. Šiandien mūsų moksleiviai važinėjasi į Šiaulių STEAM centrą, bet aš labai džiaugiuosi, kad mūsų moksleiviai galės pasinaudoti dabar viso rajono moksleiviai šituo STEAM centru, kad jis, tikiuosi, ne tik į tą rezultatą, kai žinot, visi tėvai ten ir mes skaičiuojam, o tai kiek vaikas gavo už egzaminą. Mano noras ir tikėjimas yra, kad tas ne tik egzamino rezultatas nukreiptų vaiką siekti rezultatą, bet ir pasirinkti profesiją. Chemikų, technologų, inžinierių, tiksliųjų mokslų, galų gale kai kas gal ir mokytojais taps, galų gale ir mum gal pritraukiant jaunus mokytojus dirbti į Akmenę, ypatingai dabar trūksta biologų, chemikų, šitos erdvės suteiks galimybę mokytojui save irgi realizuoti, nes vėlgi jauni mokytojai pradeda irgi suvokti, kad šiai dienai mes turim taikyti naujas technologijas, naujas priemonės. Praktinės žinios įgytos mums leis iš tikrųjų rajonui pasiūlyti galbūt vaikams bent mintį apie tai, kad tokiame pramoninė prasme išsivysčiusiame rajone galėtų mokiniai rinktis inžinierijos specialybės ir grįžti į šitą rajoną. Siekti mūsų strateginių tikslų, kurių mes tikrai turime ambicingų ir labai norime padėti rajonui ir rajono valdžiai būtent išugdyti tus mokinius tokius, kad jie galėtų pas mus grįžti. Tūkstantmečio mokyklų projektas Akmenės rajone atveria modernės STEAM erdves mokinių tyrinėjimui, kūrybai ir šiuolaikiškam mokymuisi. Vyksta bendradarbiavimas, konsultuojamasi su kitomis savivaldybėmis. Beje, Ramučių gimnazijoje įrengtos STEAM erdvės savo kokybę nei kiek nenusileidžia didžiuosiuose Lietuvos miestuose įrengtiems STEAM centrams. Tai, ką matome ir tai, ką pristatė mokykla, ir ką kalbėjo savivaldybės meras, tikrai matome, kad tai yra aukščiausio lygio, jeigu galima taip sakyti, įrengimai, pasiruošimas ugdyti mokinius tokiose laboratorijose. Tikrai mes vertiname, kad tai yra labai svarbu, nes kaip ir sakome, visas teorinės žinias mokinys gali įgyti bet kur ir bet kaip, bet prisiliesti prie mokslo tikriausiai labiausiai padeda tokios erdvės kaip ši. Tai džiugiuosi, kad Akmenės rajono tūkstantmečio mokyklų švietimo kokybės gerinimo programa jau eina į pabaigą ir esame šiandien čia rajono STEAM centre, kuris yra didžioji to mūsų tūkstantmečio švietimo pažangos projektų dalis. Tai yra projektas, kuriuo siekiama padidinti švietimo pažangą visoje Lietuvoje ir Akmenės rajone ir būtent šiandien šitas centras. Kodėl būtent centras čia kaip rajono centre? Todėl, kad yra siekis pakviesti viso rajono moksleivius atvykti būtent į šią vietą, kur modernėse, šiuolaikinėse bazėse galėtų gauti kokybišką, šiuolaikišką išsilavinimą. Tikimės, kad užsikrėtę tą STEAM mokslų dvasia, jauni žmonės pasirinks ir studijuoti tiksliuosius mokslus, o pabaigę studijas taip pat nepabijos grįžti ir tai atgal į mūsų Akmenės. Bendradarbiavimas vyksta nuolatos, tai yra, kadangi mes esame savivaldybės viena šalia kitos, tai turime kartu bendradarbiauti ir vystyti veiklas tam, kad augtume ir stiprėtume. Akmenės kolektyvas buvo atvykęs pas mus, sėmėsi patirties, kaip įrengtos yra mūsų erdvės, žiūrėjo, gal kažką jie galėtų pataisyti pas save ir pasisemti idėjų tų, kurios tiktų jiems, nes kiekviena mokykla yra skirtinga ir kiekvienai mokyklai reikia vis kitų erdvių prie jų ar galbūt interjero, jų pakraipos, jų krypties. STEAM erdvėse įrengti 5 STEAM kabinetai – biologijos, chemijos, fizikos, gamtos mokslų bei inžinerinių technologijų ir konferencijų erdvė. Pagrindinė to mintis koncentruoti išteklius, tiek žmogiškosius, tiek finansinius, tam, kad sukurti unikalią laboratorijų erdvę ir sudaryti mūsų rajono mokiniams galimybę
eksperimentuoti su naujausia įranga, naujausiam priemonėm. Sakyčiau, netgi labiau pirmą kartą akcentuojam gabiuosius mūsų mokinius ir jų integravimą, jų motyvavimą, sudarant jiems galimybės saviraiškai. Tai to tikrai Akmenės rajone iki šiol nebuvo ir mes tikime, jog būtent gamtos mokslai, inžinerija, kalbant apie rajono plėtrą, paskatins mūsų mokinius domėtis šiomis studijų programomis, šią sritimi ir daugiau turėsim grįžtančių Akmenės rajoną inžinierių, chemikų, fizikų, kurių tikrai mums trūksta kaip rajonui, kuris būtent sparčiai auga pramonės kontekste. Techninė pusė išpildyta 100%, kadangi buvom pasikvietę mokymams lektorė iš Panevėžio STEAM centro, tai jinai netgi taip su tokio pavydo, gal švelnaus gaidelė, sako, gaila, kad jūs esate toli, sako, mes tikrai mielai norėtumėm pas jūs dažniau atvažiuoti, nes turi technikos tikrai, kuri nenusileidžia nei Vilniui, nei Kaunui. Šitiems STEAM centrams. Svečius pasitiko robotas Ramutis, kuris ne tik demonstravo savo sugebėjimus, bet ir atnešė žirklės atidarimo juostelį nukirpti. Na ir žinoma, linksmino susirinkusius. Ir tai tik pradžia. STEAM erdvių įveiklinimas tik prasideda. Demonstruojame jo judėjimo galimybės, ką jis gali veikti, kokius triukus jis gali parodyti, kuom jis galėtų būti naudingas ir tiesiog tokias galimybės, ką galima su juo daryti ateityje. Jis gali daryti visai gerų triukų. Manytumėm, jis gali duoti pradžią norintiems mokytis su robotika. Jie gali labiau išmokti, kas tas yra ta robotika, kaip tai vyksta. Galima tiesiog parodyti pavyzdį, su kokiais robotais jie gali dirbti ateityje. Yra tokia pradžia, yra vaikams kažkiek gal pakeisti formatą pamokų, kad gal kaip nors kitaip per kitokius kampus sudominti vaikus. Tai manyčiau, kad tikrai visai geras dalykas yra, galim padėti mokytis kaip nors šiek tiek kitaip. STEAM centre galėsime atlikti daugiau praktinės veiklos. Pradedant nuo sužadinimo, nuo motyvacijos mokinių pakėlimo, pereiti prie sudėtingesnių darbų, prie sudėtingesnių tyriamųjų darbų. Ir tai mums leis tai padaryti naujos priemonės, naujos laboratorijos. Mokiniams teko prisiliesti, labai sužavėti yra šiomis erdvėmis, viskas nauja, viskas gražu, viskas įspūdinga. Širdis džiaugiasi ir dainuoja, nes mano laikais to nebuvo. Dėja, nes iš tikrųjų dabar, kai pamačiau, kas ten daros, džiaugiuosi už jaunimą, kad jie galės, kaip sakant, naujų potyrių patirti ir išbandyti. Kaip ir roboto šuo, lakstantis. Vau, mano laikais, kad tai būtų buvę, tai būtų... Gal būčiau ir biologiją baigęs, ar chemiją, ar fiziką. Pabaigoje skamba palinkėjimai ne tik naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos STEAM erdvėms, bet ir visam Akmenės rajonui. Linkime Akmenei, ko gero, tą, ką ir visai Lietuvai. Labiausiai tai norėtųsi, kad tos erdvės būtų užpildytos vaikų džiaugsmų, pačiais mokiniais, kad mokytojai norėtų ir gebėtų dirbti su tokia naujausia technologinė įranga. Ir aišku, plėskitės, gyvuokite ir bendradarbiaukite su kitais rajono mokytojais, kitomis mokyklomis, ir galbūt netgi su kitomis Lietuvos savivaldybėmis. Partneriams norime palinkėti, kad šitose naujai įrengtose erdvėse mokytųsi kuo daugiau vaikų, čia atvyktų jauni mokytojai, jauni specialistai ir be abejo, kad mūsų regionai gyvuotų ir būtume vieni kitiems tolerantiški ir palaikytume gerus santykius. Aš iš tikrųjų ne tik Ramučių, bet Akmenės rajonui visam, nes žinau, kad čia tikrai ne viena mokykla ir mokiniai atvažiuos išbandyti, tai noriu palinkėti išbandyti savo jėgas ir galbūt atrasti naują specialybę. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose tradicinėme šventiškame renginyje jau 15 kartą buvo įteikti Metų akmenietė 2025 apdovanojimai.
Renginys skirtas paminėti Tarptautinę moters dieną ir pagerbti Akmenės krašto moteris, kurios savo darbais, atsidavimu ir iniciatyvomis prisideda prie bendruomenės stiprinimo. Renginio metu buvo įteiktos 3 nominacijos – Metų mama, Metų visuomenininkė ir Metų atradimas. Jas pelniusiams moterims savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas įteikė po atminimo statulėlę. Nominacija Metų mama šiais metais atiteko Elzbietai Bumbulienei. Tai moteris pagimdžiusi ir užauginusi 7 dorus ir sąžiningus vaikus. Nuo mažens mokiusi pagarbos, paprastumo, nuoširdumo, žmogiškumo. Nuopelnai užauginti vaikai, daugybė anūkų ir proanūkių, įskiepytos šeimos vertybės, kurios visus suveda į vieną krūvą – pas mamą į gimtinę. Visi aplinkiniai gali tik pavydėti tokios gausios ir darnios šeimos. Tais laikais mums atrodė, kad mes turim daug jėgų. Tai ne tik vaikai buvo, juk mes ūkiškai gyvenom, buvo gyvulių daug. Ir naktim būdavo po 2-3 valandas miega kartais tik. Bet kad pagalvoju dabar, tegu duodos vaikus mažus ir tuos metus. Tai aš būčiau laimingesnė, negu kad dabar sveikatų nebė. Dabar skundas, kad 1-2 vaikus augina, atrodo, kad labai sunku. Kam, kad būry auga vaikai. Viens kitą prižiūrėdavo, nedraugiškesni ir dabar. Jie žino, ką reikia dalintis, jie žino, ką reikia viens pas kitą važiuoti, lankyti, jie pas mus susirenk. Čia stalus dar mes neišnešiojom. Per Kalėdas čia buvo vyra 70-31 sausį. Visa šeimyna suvažiuoja, net dukra viena gyvena Airijoje, tai va ir jinai parvažiuoja. Kūčias, Kalėdas, Velykas, mūsų 40 žmonių. Tegu pavyt, kas ta juodai, kas baltai, bet tikrai mūsų šaunį. Šaunus vaikai be kalbų. Dukra vyriausiai ir jau turi savo irgi anūkėlių, visi būtinai suvažiuoja per Kūčias, Kalėdas. Būtinai. Ir Velykų dieną atvažiuoja, pagal Birželio 1. Būna čia saldainių lietus pas mus. Močiutė su senučiu, čia dakas priperkam saldainių ir tada visi čia pasileid. Zuikutis, aišku, išdalintas. Per Velykas irgi dar būt kiaušinius išdalint. Jo. O tada į tuos saldainių lietus, aišku, močiutė eina papirma, beru tuos saldainius, ir visi žvygaudami, va tie 40-mečiai vaikai ir tie kelius. Pakrytė, kad būtų vaikam juoka, renk saldainius. Mes pripratę būry, va šurmuliuoti. Ta kit sako, va čia vieną vaiką kaimynai, tik kiti tur. Tus tu man sako, pas tave maš, kokia šventė, tai čia pilnkiems maš. Elzbieta Bumbulienė kartu su vyru užaugino 5 dukras ir 2 sūnus. Bendrai su vyru turi 21 anūką, 4 proanūkus, laukia 5. Vasario 14 dieną atšventė 44 metų bendro gyvenimo sukaktį. Apie šeimos darnumą bei tvirtumą patvirtina ir vyriausioji Elzbietos Bumbulienės dukra Jurgita. Beje, prisimena ir iškrėstas išdaigas tėvams. Pavyzdžiui, vienas iš Zbitkų. Tėvai išvažiuoja Airiją pasėsi krikštynas, mes virtuvinį pakeitam. Tėvai parvažiuoja, mamai čia šoks neištika. Taip kitą kartą ten Kalėdų senelis dujinė atgrūda, mama vėl skambint verkdama, bet mes, mes pasiruošiam. Dėžutę, valerijonų lašai, širdės lašai, po pirmą tos, paskui sako, aš jokią siuntinę neusisakiau. Tai čia tokių, kaip sakau, smulkmenų mes pastovi kažką, pridarom tai koncertų. Tai tas esu iš Airijos irgi kartais nuperk bilietus, tėvai išvažiuoja po 2 savaitės į tą pačią Airiją patostogauti pernai, taigi jie net ir į Norvegiją išvarė ir peškom visur atvaikščioje. Kaip aš sakau, iš tikrųjų dabar tai jiem tik gyventi dėl savęs. Man labiausiai patiko irgi, kai viena moteris sako, bet kaip jūsų tėvam gerai, sako, kiekvieną savaitgalį, jei ne kiekvieną, kas 2 mašiną pilnskiems, jeigu reikia kažką daryti, kažkas pakalės, kažką padaręs, kažkas kažkur prisijungė, padėjo, kaip sakau, atvežiojam, atitampom, kartais pabam, šiaip nepatinka, reikia biškai iš komforto zonos išlipti, bet tai ne kito pasirinkimą neturi, ta prasme. Esame 7, ką čia padarysi dabar, Kai augome 7, visko buvo, bet tas toks ir išlieka įskiepit. Saldainis į 7 dalis, obuolys į 7 dalis. Kol maži buvo, man kaip vyriausiai būdavo lengviau taip kažkaip, kad, kaip sakau, mamų dieną mokyklai jau sutikiuoti broliai sesės man gėlės mamai neša. Šiai dienai aš labai džiaugiuosi, kai sesės mokin vaikus ir lygiai taip pat irgi čia mums viso šventė su koncertais. Mums atvažiuoja Plungės 5 špingaliukai, groji su saksofonu, su smuiku, dainuoji. Jie daineliai dalyvavo tik ne. Aš pati nuoširdžiai džiaugiuosi, kad esu tokioj didelioje šeimoje. Tegu visi taip gyvena. Tegu visi taip gyvena ir sugyvena kaip šitoj šeimoje, kad yra, ką mes visur keičia metam planus.
Metų visuomenininkės nominacija skirta Ventos 3 amžiaus universiteto vadovė Jolantai Gricieniai. Jau pati nominacija sako, kad veiklų šiai moteriai netrūksta, kaip ir optimizmo, teigiamo užsispyrimo visoms veikloms įvykdyti. Kaip teigia pati Jolanta, ji negali veikti tik mirties, o visa kita gali. Ir jeigu dar kas nors pasiūlytų kokią veiklą, nedvejodama sutiktų. Netikėtai gavau skambutį. Skambutis su pasiūlymu, ar nenorėtum būti Ventos krašto 3 amžiaus universiteto rektorė. Žinokit, net negalvodama pasakiau taip. Aš kažkada norėjau būti mokytoja, bet jie netapau. Ir man tai asocijavosi būtent su tuo ir galvojau, kad galbūt čia aš save galėsiu realizuoti. Nes visada norėjau kažką veikti daugiau, negu dirbti darbą, būti mama, būti žmona, būti dukra. Norėjau visada kažko tai daugiau. Ir aš sutikau. Ir 24 metų, balandžio 24 dieną, Ventoj įsisteigė 3 amžiaus universitetas, kuris yra pats jauniausias Lietuvoje. Ir Akmenės rajonas vienintelis rajonas Lietuvoje turintis 3 universitetus. Tai yra mums didžiulė garbė, kad mes savo žmonėms galim kažką tai duoti, kažką tai dėl jų padaryti, ypač pagyvenę žmonės, kurie turi laiko, turi noro, turi kažkiek dar jėgų, bet nežino, ką veikti. Tam esam mes turime 64 klausytojus, mes gyvuojam tik tai 2 metus. Tai yra labai nedaug, bet mes esam labai daug nuveikę. Mes esam keliaujantis, žingeidus, mes norim sužinoti, pamatyti. Mes išleidom šiemet knygą. Šiais mokslo metais mes išleidom knygą skirtą Akmenės rajono koplytstulpiam kryžiam, pažintinė fotografinė knyga, kurios egzemplioriai nugulė ir Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai mums yra didžiulė garbė prisiliesti prie mūsų paveldo, prie mūsų praeities, prie mūsų senolių. Bendradarbiauju su kultūros namais. Visos mano veiklos yra neatlygintinos. Tiesiog tai yra savanorystė, savo kraštui, savo žmonėm, būti savo miesto, savo rajono dalimi. Aš sakiau, aš gyvenu pačiam gražiausiam Lietuvos rajone. Gražesnė nėra krašto. Tai va, ir kažką jam duoti. Mes esam dabar vartotojų amžius ir vartojimas mumis padaro tokius šaltai žmonėmis. O dalintis ir duoti yra 100 kartų geriau negu gauti. Kai tau šypsena, kai tau geras žodis, tiesiog žvilgsnis žmogaus už tai, ką tu darai, tai jau yra pati didžiausia dovana ir atlygis. Aš taip pat gėdu bažnyčiai, mūsų nekalto prasidėjimo parapijos, bažnyčiai Ventos. Šiuo metu neturim vargonininko, bet mes būrėmės patys, suburiu tos pačius žmonės, choristus, kad mes eitume, kad mes nepaliktume bažnyčios tyloje. Ir mes va vis tiek, mūsų balsas yra girdimas. Būna tokia sunkesnė diena, galvoju, o gal niekam čia šito nereikia, to, ką aš darau, o kam aš čia darau, kam visą tai? Bet jeigu tu darai, tai reiškia reikia. Ir jeigu tu nedarysi, o kas darys? Aš vis pagalvoju, o kas už mane padarys? Ir aš stengiuosi kiekvieną kartą daryti geriau. Aš negaliu veikti tik mirties, o viską kitą aš galiu padaryti. Tol kol kvėpuosiu. Nominacija metų atradimas 2025 skirta Akmenės krašto muziejaus Papilės Simono Daukanto muziejaus padalinio vadoviai Vaidai Gelžinytei. Naująja vadove džiaugiasi ir miestelio gyventojai, ir pati Vaida, nors pradžioje pripažįsta, baimės akis buvo didelis. Buvo ir tokių atvejų, kad žmonės sako, gyvena Papilį visą gyvenimą, o muziejų nebuvę. Tai man tokia situacija, kad pritraukiau lankytojus iš savo aplinkos. Ir pradžia buvo tokia tikrai, sakyčiau, bauginanti, bet vėliau tiek renginiai, tiek daukantinės, bet tas būtent jo gimimo, kad mes tai skaičiuojam gimimo metus, bet Simono Daukanto tarp mūsų nėra, 232 metai, tiek renginys, tiek advento laikotarpis, susitelkimo laikotarpis, kai žmonės lankėsi. Ir tikrai pajutau tą tokią šilumą, dvasią ir ta visa aplinka, kaip vadinu žemaitišką trobelę. Ir aš čia tikrai tokia jaučiuosi sava. Ir tikrai pratirpdžiau ledus, tiek žmonės apsilanko. Jie ne tik muziejus yra ta aplinka, kur nežinojau, ne tai, kad ateina apsižvalgyti tik su ekspozicija, žmonės nori pašnekėti, padiskutuoti.
tiesiog prisiminti. Labai įdomu, tiek iš seniorų pusės jie pasipasakoja, nes tai vaikščiančios enciklopedijos ir paklausyti įdomių istorijų yra tikrai įdomu. Ir džiaugiuosi. Tas pusmetis labai daug atnešė tiek iš žinių pasaulio. Vaida į savo gimtąją Papilę grįžo iš emigracijos. Jos entuziazmas ir iniciatyvos naujoms idėjoms labai džiugina Akmenės krašto muziejaus direktorė Kristina Dorofėjienė. Konkursą į Simono Daukanto memorialinio muziejaus vadovo vietą buvom skelbę vasarą ir Liepos mėnesį vyko konkursas. Buvo 3 pretendentai, bet konkurso dieną atvyko viena Vaida. Ir labai džiaugiamės, nes atvyko jau su konkrečiu matymu, koks muziejus turėtų būti, ką jinai galėtų padaryti. Labai apsidžiaugiam, kad atėjo žmogus, kuris myli Papilę, kurio šaknis irgi yra iš Papilės. Ir Vaidutė yra grįžusi iš Anglijos gyventi į Lietuvą, tai mums labai džiugu buvo. Ir džiugu, kad atėjo žmogus mokantis anglų, prancūzų kalbą, rusų kalbą, lietuviškai kalbantis ir be abejo labai didelis pliusas, kad turi dokumentus, kurie leidžia dirbti su vaikais, vesti edukacijas, nes šiuolaikiniam muziejui tai yra bene pats svarbiausias prioritetas yra dirbti su vaikais, pritraukti jaunimą. Šiai dienai Vaida nestokoja ir naujų idėjų. Nemažai jų pasiūlo ir miestelio gyventojai. Labai įdomu, kad žmonės turi idėjų ir mes čia ateina laikotarpis, kai bus pavasaris, vasara, poezijos vakarai, tiek parodos vykstančios ir renginukai, bet aš visada, kad gal dėl to, kad profesija mokytoja į mūsų jaunąją kartą. Vaikai, jie užauga ir tai nėra, kad jau viskas žinoma, bet mažam vaikui, kuriam tik tai 8 metai, 10, tas patriotiškumo įdėgymas, kad jis toliau mokytųsi ir norėtų sužinoti, kas yra, kokia ta istorija, kodėl čia Simonas Daukantas. Nes būna vaikų paklausia, ar tai ten tas dėdė ant to paminklo stovintis ir pirštu kažką jis ten pasakoja, kad tai yra pirmoji istorijos knyga parašyta lietuviškai. Ir tikrai mano darbas toks siekis mokyti, pačiai mokytis ir su jaunaja karta kažkokiu būdu komunikuoti. Žygį, kurį galima vėl pakartoti, kur Simonas Daukantas istorija iš Kalvių kaimo nukeliavo didelį kilometražą pėstute ir vaikams atpasakoti tą istoriją, kaip įmanoma 2 apie 3 savaitės nukeliauti į Vilnių, bet pasakoja, kad žmonės kitokie vaišingi, pasibeldusi duris ir kokią šiupynę gaudavai ir sriubos lėkštę. Ir tokį projektėlį, kad galima tiesiog visiems susiburti ir kartu atkartoti, nes sakyčiau, kad nuo Papilės iki Vilniaus gal ir nelabai su mažamečiais vaikais, bet kokį atstumą tikrai įmanoma. Nors tai buvo jau vykdyta, žinau, tiek mūsų krašto muziejaus direktorė, jei neklystu, 13 metais tai vykdė, tai aš norėčiau paminėti, kad projektai gali ir pasikartoti ir idėjos gali būti įgyvendinamos dar kartą. Etnografinį klėtelį galima pasėdėti ir ant suolelių ir prie Ventos upės nusileisti. Tikiuosi, kad ta pati mintis, kad žmonės labai dėkinga, kad jie dalinasi, ko jie tikisi, ko jie nori. Net paprastai, atrodo, paprastos knygos perskaitimas gali būti labai malonus prie muziejaus. Tai buvo visos šventiškos naujienos, kurias norėjome parodyti pirmąjį pavasario mėnesį Akmenės krašto naujienos laidoje.